Sveiki visi, čia aš Vilius ir mano pusbrolis Rigobertas. Pasveikink. Sveiki. Dar kartą. Tai mes šiandien, kaip Atomic Warlords, mes šiandien žaisim vėl tą 7 epizodas. Nu, mes praeitą epizodą pasakym savo Ultimate Goal. Čia nusklydom, čia nieko daug nėra įdomus. Patys taigi matė, kam tu sakai. Tai dabar šiame epizode bandysim rasti tinkamą vietą, paslėpti, sraigtasparnį. Bet aš nemanau, kad rasim gerą, nebent dar reiks skristi ten į kanjonus apšė. Taip, o taigi čia tada buvo, ne, nebus. Reikia man pasibilt benzo. Gal čia kažkas, ne. Čia tai būtų kolonėlės specialios benzinui. Ką žinau, aš nenorėčiau, turiu pasakius laukti. Tikrai varom tada. Aš užvedu sraigtasparnį, jeigu nori, da ieškokius. Pliama, negaliu lipti kaip plagina. Gerai, up and away. Up and away. Kur dabar skrisim? Į safe zone nenorėčiau skrist, ne. Safe zone, galim praskrist. Praskrist. Ir tada iš karto skrendam iš saugų atgal. Oi. Sorry labai, sergu. Bet jeigu mes nusileisim, tai mus vėl sudaužys kažkokia mašina, spėju. Ne, aš nesileisiu, aš turiu minį praskrisiu tik tai. Bet jeigu... Aš turiu pasakius, norėčiau, kad dabar skrendami mums pradėtų šaudyti. Būtų įtampos daug. Ir būtų daug problemų. Tas dužusio ruosą praskrendam. Nenusileidžiam, bet praskrendam, noriu pažiūrėti, gal tam žaidėjų. Aš kaip paskutinį kartą tenai, kai atsimenu, kai buvau, tai ten daug snaiperių buvo, dahuja. Aš tais 2 snaiperius. Ne, pirma, jeigu skrisi virš safe zone, skris kad būtum virš tiesiai jo, kad mūsų nenušautų jokia RPG. Taigi išvengsim tą RPG. Yra tokių, kurie seka gi. Yra tokie, kurie seka. O, safe zone. O, safe zone island. Kaip nenoriu ten dabar būt. Aš norėčiau nusileisti, taip, bet nusileistų pučiuką ir pažiūrėsim, jeigu yra mašina. Jeigu bent viena mašina, tai bus pastatyta nebe. O plagal, o sraigtasparnių pakila gi yra. Sraigtasparnių pakila yra apsaugota. Matai? Tai mes turėsim laiko pabėgti, jeigu ką. Nu, galim bandyti. Jeigu ką skris be mane, sakau iš karto. Nes aš taip bijau praėjęs dabar sraigtasparnį. Nes mes pirmą kartą randam. Lėktuvus rasdavom, mašinas rasdavom, bet sraigtasparnį rets dalyks. Labai rets. Nesudaužyk. Išjunk variklį ir būk čia. Aš į ką pripilsiu benziną tau pabėgimui. La, bandau išlipti, neišein. Spaudinėt. Tu išjunk variklį ir būk į lėktuvę, gerai? Aha. Paklausy, prašau mane. Nes taip dabar blogai bus. Vala, su kom variklį išjungs? Su K. Su K? Ok. Nu, press K to change the engine status. Eik, tu kad to nenoriu. Kažkaip pirmą kartą... Ai, ne, nieko. Kaip plėtsi gamintų. Sakau, raudona vėliava iš karto skrisk. Čia dubstepas leidžias. Čia muzika negera. Man jokia K raidė neveikia. Nu tai vis tiek paliek benzino, kita to nenaudos, ne. Aš tiesiog išlipsiu, viso. Žiūrėk, tu man kad nespautų. Okei. Kur čia mašinų parduotuvė kažkia? Ten kažkur. Čia gi radija kažkur goja viduje oro. Čia negi, čia, o tu bliama, čia kiek galima viską. Eik tu! Tai būsiu. Tai pasakyk. Kas tai gerai yra? Man parduotuvė normaliai nesijungia. O, ai ne, čia pas tą parduotuvę. Čia yra tokia geltona parduotuvė. Čia mašinas, va. Patrioto mašina 80 000. Jeepas Monstras 90 000. Turizmo mašina 120 000. Super GT 200 000. SWAT mašina 67 000 štukės. Kai mūsų vadinas sraigtasparnis. To pasakysiu. Lipk ubagas.
Ubagas, Čia lip. yra, ne, pala, aš tai prisimenu kažkaip. Tai. Nu, tu blemba, kai mane nervuoja. Patriotas, negi 8, jo. Autobusas Lip. 15 štukių. Pala, tas debils nelėpi sraigtasparnį. Reikia spaudinėti F. Spaudinė. Tas spaudinė F pistoletą užsitaisnai. Ne, nu tu glūš. Jeigu neleisi įeiti, blemo. Pala. Lip, kaip tas servas lagin. Oi, lipa ubaks. Jis karočią vadinas tuo Rain Dance. Tipo, lietaus šokis. Ne, tokį čia nėra, čia aš negalim sutęspanį iš to nusipirkti. Čia, Tai čia yra, mes labai retą radom, reiškias. negi nusipirkti neleidžia. Lauk ten sraigtasparnį, jau gali laukti, nes aš tai čia grįžtinėjau. Jau užvesk variklį. Tai mes dabar tiksliai nežinom, ką daryti, laiką pažiūrėjom, ne, neturim laiką filmuoti. Net, nu, dabar O, net trouble. Man. Tau? Jo. Ir man. Jeigu palūš servas, O, banaska, eik, mač. nahu. O, getų. Aš tu būk prisijungęs dar, jau ką aš pažiūrėsiu, ar galima restartuoti servą. Ok. Jo, dar galima. Tu pablauk ten, tu turėtų atsitrėkti. Ne, eik tu connection time, eik tu blemba. Nu, grįšim, kai pakraus. Nu, sveiki visi, mes šiandien vėl grįžom. Ir dabar veikia vėl servas. Ačiū Dievui. Dabar išvengsiu taip, jeigu mūsų pavogs į tą spainą. Aš tai... Tai gerai, ką mes spėjom nusileisti ir viską, nes jeigu būtumėm buvę ore, tai viskas mums būtų. Kūno jokių šansų neturėjau. Būtumėm tiškės į žemę į įpsiu. Kaip visada. Taip. Ai, tos daug kaip įtampa, tokia greičiau. Jau kiek žmonių prisijungė. Blemba. Jeigu mane Čia vėl Atsiprašau už muziką. Jo, muzika labiausiai nervuoja labiausiai muzika, nes pas mane ant ausinių buvo ant highest, prasme, volume. Ir tada pradėjo muziką. Yra, jungis. Su manim tikės 18 žaidėjų yra. A, tuoj. Su manim 20 dabar. Spėsim. Junkis. Aš saugusiu sraigtasparnį. Jeigu kažkas ateis, iš karto šaudysiu. Jeigu patys. Jis save zones. Blemba, aš tada įeisiu į sraigtasparnį, parašysiu break. Jeigu išeis, nu kaip nori. Mes nelabai tų komandų žinom per tą matą, mes tą žaidžiam, žudom, vogiam. Va, režimo konsolį įsijungia. Break. Neveikia! Tai parašyk tada ir tiem žaidėjim kitiem. Nes man taip atrodo, kad vis tiek turėtų būti admins tam serverį. Kai aš tada išlipsiu, lauksiu tavęs greičiau. Gerai. Į ką skrisiu tiesiog iš čia, jeigu moku bent jau skraidyti. Nes pakilsiu tų pučiuką į orą ir lauksiu tavęs. 5 štukų ką tik visiems davė čysim barą. 50? Jo, jeigu tu man duosi su savo pinigus, galėsim nusipirkti dar vieną mašiną gerą. Kam tos mašinos, aš nesuprantu, sraigtasparnį tik turiu. Tai jeigu ką? Ne, tai taupykim, aš taip sakyčiau. Aš jo irgi. Mes seniau turėjom kiek, beveik visą milą. Katana update'inus skinas katanos. Katana dabar atrodo kaip katana. Aš prisijungiu. Atvirai pasakius gerai, kad restartavo serverį, nes gal tikiuosi nebebus tokių prikolų, kad paspaudė F ir nieko nelipis. Jo, dabar normaliai viskas veikia. Jo, bet mane iškikino, mane vėl iškikino. O, ne, vėl tas pašoja. Ne dėl to, vapšia, dabar nei tema kikil mane.
Kodėl? Kodėl? Mr. Traxas gavė 107 štukės Mr. Traxas. Tai aš manyčiau, gal sustabdykim šitą video, kai prisijungsiu, vėl pratęsime. Nu gerai, vėl lauksit. Nu sveiki visi, mes šiandien vėl grįžom ir pagaliau jūs prisijungę. Jo, nes man kažkaip su FPS-ais, biškai FPS, kai visą protą. Ja. Nu tai mes vėl skrisim prispildyti benzo, labiau. Tai kad 1000. Jo, mums žiūri dabar, nu, benzas šiaip yra. Ne, bet aš ką prispildyti full jerrycans, tada atsarginio, kad gaut. Ko tu skradėjai, ko tu linguoji pirmin atgal? I'm high. Nu, atsiprašau, nepyk ant manęs. Skraidyk aukščiau trupučiuką. Tas gaitis nekil. Nemoki pakelt. Nu, gerai, kylam į viršų. Tu gali skrist tiesiai. Nu, dabar skrendam tiesiai. Matai, Jisai, ten... jeigu pasuko ekran, nu, į savo ekrano pusinę, kaip aš žiūrėjau, jisai tas keičiasi manigasas. Iš apačio. O, žiūrėk, karinę bazę. Gal apskriskim. Jo, apskriskim, bet nieko nedaikim. O ne, čia veikia tie priešlėktuviniai ginklai. Ne, neveikia. Čia jisai tikras tas manigasas, kaip grydint žemės eina iš priekio, jeigu žiūrėjau šį pilotą į jų, nu, į mus. Nusileistum čia žemiau. Gal prie Starlights dish nusileiskim biškį. Gal. Krik apsižiūrėti, čia playerių yra ar nėra. O, ten tas pats fulguniukas. Nusileistų bučiuką, kad apžiūrėčiau. Lėtai. Lėtai. Gau. Turai, būk ten. Čistai, duo MP5 kadau. Paimsiu. Dar kažką dau. Zombis į mano pusę. Zombis. Pakilk. Šoviau. Blet, kaip peršikau. Neįdom čia tas paskinas. Zombis da viens. Aš negaliu leistis. Tu bučiuką laikykis ore. Aš pažiūrėjau šitą mašiną. Tušia mašina. Reikia variklio, bet ne visi nenduosim. Reikia galėtume išjungti benziną iš kažko. Dar vieną mapą radau. Ateik čia, aš duosiu mapą. Aš turiu mapą. Tokia. Aš jau pasi mapą dabar turiu. O fina, žybiką radau dar. Žiūrėk, vien rusų jungia sveikinačius. Tu turėsi pysti dyglą ir šutulą. Давай, спуни Г, агре. O, tu blemba! Pats čia padarai. Netyčia pas... Ai, ne, gerai, ne taip paskaitė. Tu mane išmės. Vėliau. Gerai, davai. Tik greičiau varom tu... Aaaa! Nesutrašyk ant manęs. Reikia greičiau skristi degalinę. Ai, pasažiu G. Palauk, nes galiu aš netyčia gerai skrisk. Nes gali not respawninti paspaus, nu, man išliptų automatiškai. Degalinė, palauk, dabar aš galvoju... Ai, tenai. Čia gal būtų saugi vieta. Abejoju. Dėl tos vietos... Bet blemba, kur degalinė, palauk? O prie to tilto, kur mes aptikom tokią mašiną, kur po to sušaguns. Va tenai. Tik nusileisk aukščiau ir tu būk prie mašinų, tu prie sraigtasparnio būk. Geriau aš pabėgiau. Ar čia gauni įdomų parašiutą ar ne? Ne, spėju. Bandyk kažkokį vandenį tuo. Tuo. Ja, manęs vos nenužudėjai.
Manęs nenužudys savo steigtais. Man 1000 laivų, 10 000 liko. Kaip man dabar nuplaukt? Aš esi nematau. Atavę parašta ar ne? Ne. Plaukia kai kateris. Jo, aš labai greitai plaukiu. Tu kur tada galinė, aš nematau tik normalį dabar. Taigi yra, žinau, kur yra, net 3 Taip, bet aš nežinau, kur yra. O, aš žinau. Taigi tu skrendi. Namo kaip plauk, kai meilutytė. Pala, aš noriu pažiūrėti, kaip tu atrodo iš aukštai. Aš iš tikrųjų dabar išikčiau, jeigu pamatyčiau. Nu kaip atrodo? O, eik tu. Davai, kur esi tas mani, o, kur tu čia leisies? Nu taigi aš turiu omeny, aš noriu pasižiūrėti, kaip atrodo. Ar duos tą paraštą ar ne? Visiems davė Euro po 900 KM4. Skris. Mes nebetolim. Nu, benzino mes kaip naudojame vis dėlto. Turėjom gal 50. Dar reikės už va šitą kalną. Tikrai, tu ant kalno, bet maždaug nusileisk, kad šiek nenurėdėtų niekur. Gerai. Ai, tu ant šito va kalnelio, va, matai va šitą ant aukštos kalno, kur neįmanoma užlipt. Aš kaip pasakysiu, tiesiog nusileisi, viskas bus. Palauk, neturi dalio. Gerai, dar prisipilsim benzino, jau gal užteks tam epizodų užkasimo. Degalinė, ai va tenai biški toliau. Gerai, mes va prisipilsim bako. Dar ką padarysim. Ir baigsim epizodą, nes vėl ilgas bus toj. Jo, ir bus vėl nebeįdomu žiūrėti, jeigu ilgą padarysim. Visi mes filmuojam vieną iš eilės po kito. Bet galėsit pasirinkti, kaip iš eilės žiūrėti. O, va, tas tiltas. Tu va čia ant kalno nusileisk. Aš jai ką pasakysiu, kad atskristum ar dar ką. Va čia nusileisk, aš nubėgsiu tada jau galiu. Palapsižiūrėkim. Perimetrą. Aš žiūriu, jau ką vis tiek iš tų šutkuno. Leidyklą. O, X-Factorius. Tik išjung variklį, nes tada tikrai gali išgirsti. Tik kad neišsijung, va kas spaudžiu. Daug spaudinė, tik žinai, kad čia laginais pusėvės. Paspaudinė nieką. Nu tada išeik iš tas mėginė duot benziną. Va, vėl tas glitchas, kad... Ai, va, išeit galėjau. Gerai, tai mes gal jau baigiam dabar epizodą. Tai baigiam šitą epizodą. Gerai, tu sakyk. Baigiam epizodą. Ir, nu jo, atsisveikinam dabar. Ir susitiksim kitam epizode. Ate.